Pyragas nesveikas maistas, aš jums įrodysiu, kad pyragas gali būti be galo sveikas ir skanus maistas. Jums reikės 5 didelių slyvų, dėkite ruošiant tešlą 2 bananus, 2 kiaušinius, 1 stiklinę migdolų riešutų, 50 ml agavų sirupo ir 30 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Viską sutrinkite iki vienalytės masės. Galite prieš tai sumalti migdolų riešutų su kavamale ir visą masę tiesiog sublenderiuoti. Šis pyrago receptas yra be galo paprastas. Gautą tešlos masę dedate į formą ant kepimo popieriaus ir ant viršaus supjaustote griežinėliais slyvas. Šaunate į orkaitę 180 laipsnių temperatūrą ir kepate apie 40 minučių, kol pyragas gražiai iškeps. Tai šis pyragas yra be jokių miltų, be pieno produktų ir netgi cukrus tik tai iš natūralių šaltinių. Tai nedvejok, pasigamink šį pyragą ir jeigu patiko šis receptas, spausk like, dalinkis komentare, kad gaminsi ir kai pagaminsi būtinai įkelk nuotrauką ir pasidalink savo įspūdžiais. Ir daugiau mano receptų rasi sveiko maisto gamybos knygoje. Tai yra mitybos enciklopedija, kurią turi turėti kiekvienas šeimininkas savo virtuvėje. Ateik į mano sveiko maisto gaminimo kursus ir nebereikės sukt galvos, ką gaminti pusryčiam, pietum ir vakarieniai, skaniai, sveikai ir kad ne tik tai tu būtum patenkintas, bet ir visa šeima liktų laiminga.